94 metų vasarį turėjau privilegiją pamatyti ką tik gimusių savo brolį. Po to, po keletos metų, turėjau privilegiją ne tik pamatyti, bet ir padėti jam žengti pirmosius žingsnius. Po to pirmoji klasė, mokyklos baigimas, universitetas. Ir po kurio laiko Ignas man pasakoja ir rodo nuotraukas apie panelę, kuriem labai patinka. Tai buvo Akvilė. Jeigu mes matome medį išaugusi, tai reiškia kiek į viršų, kiek į apačią. Jeigu matome tiltą ar pastatą, tai reikia žinoti, kokie tvirti turi būti pamatai. Ant šių krikščioniškos santuokos pamatų mūsų jaunieji galutinai priima vienas kitą į savąją širdį. Lik pat kaulų smegenų, ten, kur net rentgenas neprasiskverbia. Jūs esate patys mylimiausi, patys brangiausi žmonės, kurie šiandien liudija dviejų be galo mylinčių vienas kitą žmonių santuoką. Ovacijo, Akvilė ir Ignas! Šiandien saulė, ryto audra. Būkit stiprus kartu, mylėkite ir gerbkite vienas kitą. Ir kalbėkite. Nes tik kalbėjime gimsta tiesa. Mylim jūs labai. Ir gerbėmieji, šokiai turi prasidėti, ne šokio aikštelė, oficialiai atidarėme, todėl triukšmo!